Sveiki visi, aš esu Jonas ir šiandieną kuriu video tiems, kurie nori pradėti perpardavinėti 26 metais. Tai pradėkime. Praeitame video gavau klausimų, kaip rasti patikimą tiekėją, įsitikinti ar atpažinti, jisai patikimas tiekėjas, kad neapgausiu jūs. Tai iš tikrųjų turiu gerų žinių. Geros žinios yra tos, kad kadangi aš jau 3 metus perpardavinėju, aš esu susiradęs tikrus tiekėjus, esu juos išbandęs. Planavau juos jums atskleisti ir parodyti, kur galite įsigyti su tiekėjai. Tai po praeito video aš sukūriau parduotuvę, kur galite susirasti tiekėjai. Taip, tai parduotuvė vadinasi tiekėjai.shop ir joje galite susirasti įvairių tiekėjai. Pavyzdžiui, kaip visų megztinių tiekėjas. Vienas iš pliusų, kuriuos iš karto jums galiu pasakyti tiems, kurie pradės perpardavinėti, yra tas, kad jums nereikės bandyti patirti tos nesėkmės, kur man reikėjo patirti, kad susirasčiau patikimus tiekėjus. Tai pavyzdžiui, megztinių tiekėjai. Buvo daug megztinių tiekėjų, su kuriais aš nudegiau. Taip, buvo tikrai daug megztinių tiekėjų ir buvo tokių, kur užsisakai 50 vienetų, atsiunčia 50, o ten kažkokia kokybė, kaip, nežinau, Norfos kokybė. Nieko prieš Norfos kokybę, bet, žinai, kai parduodi megztinį, kur kainuoja 100 eurų, tai Norfos kokybė tikrai neprastumsi. Turi gerą kokybę turėti ir tai kaip pavyzdį aš jums daviau šių megztinių tiekėją. Taip, iš tikrųjų įdomus faktas yra tai, kad šie meškiukai yra Ralph Laureno. Aš iš tikrųjų buvau pats pirmas Lietuvoje, kuris pradėjo perparduoti juos per Vintedą. Buvo dar vienas žmogus prieš mane, bet jis ne Didmeną pardavinėjo. Aš Didmeną pradėjau perpardavinėti. Kalbame apie 20 vienetų į savaitę už 100 eurų už vieną vienetą. Tai 2000 vieno megztinuko, ne? Tai iš tikrųjų aš turiu nuotraukų net. Pradėjau juos perpardavinėti. Tai tikrai neturėjau vieną spalvą, 2 ar 3, turėjau daug įvairių spalvų, kurias jūs galite matyti dabar nuotraukose. Buvo ruda, buvo juoda, žalia, mėlyna, šviesiai mėlyna. Patys populiariausi, aišku, balti. Vienas iš dalykų, kuriuos galiu jums iš karto pasakyti, yra tas, kad moteris myli tuos baltus meškiukų megztukus. Tie balti yra jau rinkoje atpigę, jų labai didelė buvo pasiūla. Jie atpigo, nes buvo per daug, tiesiog jų jau dabar jų yra per daug. Ką aš noriu pasakyti jums, tai yra, kad jei pradedate perpardavinėti, aš į šį tinklapį daugiau skelbsiu tiekėjų. Ką tikiuosi padaryti yra tai, kad skelbti tiekėjus tuos, ko dar Lietuvoje nėra, ko dar nepardavinėja. Pavyzdžiui, kaip šios meškiukus, kaip Ami megztukų. Pats su Ami megztukais buvo. Aš kai pradėjau perpardavinėti, jų labai mažai buvo Lietuvoje. Beveik 100% pelno buvo garantuota, nes jau iš karto žinojau, kad aš turiu produktą, ko 99% lietuvių neturi. Ir dabar parodysiu vaizdą iš namų, kokių megztukų turiu ir kokius dar apsimoka perpardavinėti. Kie dabar labai žiemą persipardavinėja. Aišku, šie meškiukai aš jau juos pardavęs esu, tai jau meškiukų negalėsiu parodyti jums, kaip atrodo, visus pardaviau. Bet dar galėsiu parodyti, kas dar persiparduoda labai gerai. Kaip ir dabar noriu jums parodyti, kuriuos dažniausiai užsisako Ralph Lauren megztinukus naujok. Tai pradedantis perpardavinėti, megztukai yra vieni iš geriausių variantų, kadangi jie yra lengvi, jie yra gan pigus ir Didmena žiemos, rudens bei pavasario metu niekada nedingsta. Beveik visą laiką perka megztukus, tai vienas iš geriausių produktų, kuriuos esu turėjęs. Ir kai kurių produktų neįvardinau, kadangi dar nėra tam tikras sezono laikas, bei planuoju kitose video aptarti apie tam tikrus dalykus, kaip kelti, kokie produktai vasarą, kokie produktai pavasarį yra populiarūs, bei kitus dalykus. Dabar susikaupkime į megztukus. Megztukai yra vieni iš populiariausių produktų žiemą, kadangi yra šalta ir visiems reikia megztukų. Pagal mano analizę, yra tik 3 spalvos prastųjų megztukų populiarios. Tai yra balta, juoda bei pilka. Pilkų, kaip matote, nėra. Balta yra paskutinta. Jos tikriausiai rytoj irgi nebebus. Tai realiai yra tik 3 spalvos likusios čia. Yra juoda, smėlinė bei violetinė. Realiai uždirbti pinigus nebuvo taip lengva, kaip yra dabar. Kodėl aš jums tai rodau, tai dar kartą aiškinu, kad keičiu nišą.
man tai nėra patrauklu. Aš ieškau kažko didesnio, aš ieškau didesnio pajamų, kaip čia pasakius. Kaip ir sakiau, darydami tai, jūs galite pirmuosius 1000 uždirbti internete, net nebandydami. Tai yra lengviausias būdas uždirbti pinigus dabar ir ateinančiais metais. Tai privalu nėra pradėti, bet kompeticijos aišku, kad bus. Kadangi šis metodas jau pradeda išpopuliarėti TikTok'ose. YouTube, dar kaip matau, aš esu pirmas YouTuberis, kuris tai kelia ir rodo, kaip aš viską darau. Kituose video parodysiu, kokius reikia descriptionus daryti, kokias nuotraukas, nuo paprasčiausių dalykų iki sudėtingiausių. Nuo paprasčiausių, kaip kokius pakavimo reikia naudoti reikmenis, kad sutaupyti kuo daugiau pinigų, iki sudėtingiausių dalykų, kaip kokiu metu kelt, kokias kainas dėti ir įvairūs kiti dalykai. Tai ačiū labai, kad žiūrėjote. Tai dar nesibaigė video. Oh no, kringė. Tai mano manimu, megztinių tiekėjas vienas iš geriausių pradinių investicijų naujokam, kadangi megztukai yra lengvi, jie yra gan pigus ir su jais galite labai didelį portfolio pasidaryti, tik pradedant perpardavinėti. Dabar einant prie kitų žingsnių, tai būtų siuntimas. Dauguma jūsų naudoja Orientedict, CNFans, All China Buy, KK Buy. Ir tai geri yra variantai, tikrai nemeluosiu. Bet minusas, kurį matau, tai yra pinigėlis. Daug kainuoja. O kaip aš darau, tai aš iš tiekėjų prašau privatiems siuntėjams. Ir jų kainos yra puikios. Mua. Jų kainos yra tokios superinės, kad mokėsit vos ne 2x pigiau, ką sumokat čia. Kas beliko, tai yra man suteikti jums prieigą prie šio privataus siuntėjo. Jis greitai bus išleistas. Aš dar vis dirbu link to, bet jau manau, ateinantį kitą video, jau turėsiu privatų siuntėją, kurį jums galėsiu duoti, kadangi ne visi privatų siuntėjai gali išsiųsti daug siuntų vienu metu, tai reiks pasidomėti, koks yra limitas ir taip toliau, kadangi matau iš video ir iš TikTok'ų yra daug susidomėjusių šio verslo modelių, bet visiems yra meluojama, kad pirkite iš manęs per Discordą. Tai mes tikrai taip nedarysime. Mes galvojame taip daryti. Dar vis gal ir planuosime tai padaryti, parduoti per Discordą. Tai jo, kaip ir minėjau, kitam video jau planuoju suteikti ir jums prieigą prie mano privataus siuntėjo. Ir kitame video aptarsime apie skelbimus, kaip juos skelbti, kokį aprašymą daryti, kokias nuotraukas daryti, kokius įrankius aš naudoju ir susimatysime kitam video. Dėkui.